Sveikos merginos. Filmuoju jums video pamokėlę, kaip ir žadėjau, kaip įsirėminti savo siuvinėtą darbą. Noriu jums parodyti, kad tai visiškai nėra sunku, kad tai tikrai labai paprasta ir nėra čia ko baidytis. Mes rėminsim darbą ne tempdamos jį ant kartono, o klijuodamos ant specialaus lipnaus pagrindo. Kai užsisakome rėmą, rėminimo dirbtuvėse, mes parsinešam va tokį dalyką. Ir ten mes randam. Štai parodysiu. Nugarėlė. Nugarėlės gali būti, va čia yra toksai kietas spaustas dalykas, turbūt vadinasi spaustas kartonas, aš taip įsivaizduoju, arba toks lengvesnis ir minkštesnis, jo viena pusė gali būti balta, irgi kažkoks tai, kartonas. Toliau. Mes parsinešame tuo pačiu ne tik rėmą, bet ir tą labai daug kartų apkalbėtą lipnų pagrindą. Šita pusė to lipnaus pagrindo nusilupa ir mes su ja dirbsim. To lipnaus pagrindo būna arba, kiek jau aš esu susidūrusi, 3 mm pločio, storio, nepločio, arba 5. Kada tas storis yra svarbu? Yra rėmų, kurie yra gilūs. Ir kai mums reikia į rėmą įdėti stiklą, tą lipnų pagrindą, porą pasportų ir dar nugarėlę, kai tas rėmas gilus, jokių problemų. Kai rėmas yra netoks gilus, kartais tampa problematiška. Šitas rėmas nėra gilus, jo bortelis nėra gilus, kartais tampa problematiška sudėti visą tai, ką aš minėjau, ir tai, ar tas pagrindas yra 3 mm ar 5 mm, jau turi didelį skirtumą. Na ir rėme būna įdėtas rėmintojų gatavai stiklas, aš jo dabar netrauksiu, jis būna paprastas 3 mm, skaidrus, man toks labiau patinka, nesvarbu, kad jis duoda atspindžių, tačiau jis neprigesina darbo spalvų. Antirefleksinis stiklas, kuris yra įdėtas čia, prigesina darbo spalvas, todėl aš jį naudoju rečiau. Na ir, aišku, rėminant reikia paties svarbiausio veikėjo, tai siuvinėto darbo. Šiandien rėminsim šitą darbą ir aš paaiškinsiu, kam reikalingos tos linijos darbo eigoje. Taigi, visų pirma reikalingos švarios rankos. Ir pradėsim darbuotis. Kaip minėjau, šita pusė nusilupa, talanguota. Kažkas klausė grupėje, ką daro čia tie subraižymai, tai šita pusė nusilupa. Ją reikia atsargiai nulupti, nepersistengti. Kartais tai nepavyksta iš pirmo karto, tenka pasikrapštyti. Ir aš jau atlupau kraštelį, kuo puikiausiai atsilupa. Toliau. Kam reikalingos šitos linijos, kurias aš sudygsniavau? O tos demarkacinės linijos reikalingos mums, kad nenukreivoti darbo. Jos aprėmina lygiai tokį patį plotą, kokio didumo yra mano pagrindas. Ir labai gerai, jeigu nusidygsniuoji, labai gerai orientuotis, ypatingai jeigu darbe yra tokių tiesių linijų. Tai šitos linijos nudygsniuotos, aš dygsniavau kaip paprastą backstitch, leidžia mums nenukreivoti darbą. Taigi, kurį kraštą aš jau atsilupau. Labai svarbu, kad kai nulupsite, aplink neskraidytų jokie pūkai ar dar kažkas tai, nes jeigu šičia prilips kas nors pūkuoto, jūs labai sunkiai tą dalyką nukrapštysit. Prieš rėminant dar sykį apžiūrim blogąją pusę, kad nebūtų jokio palaido siūlo, nes priklijavus tas siūlas kuo puikiausiai matysis. Taigi aš
nulupu šitą viršų, kad šita pusė limpa. Prie jos galima nebijoti prisiliesti. Ir jeigu darbą tenka atklijuoti, nieko tokio. Keletą kartų atklijuoti, priklijuoti galima. Aišku, po 10 kartų lips nebe taip gerai. Na, aš ir pradedu. Kol aš dirbsiu, noriu papasakoti apie tai, kad kaip išsimatuoti, kokio rėmo jums reikia. Va. Jeigu jūs norite įrėminti darbą, kurio dydis yra 20 ant 20, jums reikia užsakyti rėmą 21 ant 21. Kodėl? Todėl, kad mes darbą įsivaizduojam, kad jeigu norim įrėminti darbą 20 ant 20, tai pasakom rėmintojui išmatavimus 20 ant 20 ir mes įsivaizduojam, kad jis matuos pagal šituos, pagal šitos kraštus. Iš tiesų, rėmintojas matuoja pagal šituos. Ir jeigu jūs pasakysit 20 ant 20, jis ir pamatuos va čia tą atstumą 20 ant 20. Bet jums darbo matysis tai mažiau, nes va čia yra bortelis. Ir tas bortelis yra pusė centimetro. Taigi, čia pusė centimetro, čia pusė centimetro, jau susidaro centimetras. Tas pats ir šičia. Tai va žinokit šitą momentą, kad prie matmenų reikia pridėti po centimetrą, jeigu jūs sakot tiksliai plotą, kurį norit matyti įrėminus. Tai aš jau padėjau savo darbą ant lipnaus pagrindo ir dabar bandysiu savo tą nudygsniuotą liniją sutapatinti su pagrindo kraštu. Tai nėra taip sudėtinga, reikia šiek tiek tik tai patempti ir viskas kuo puikiausiai pasidaro. Ką aš dabar ir darau. Kaip sakiau, nereikia bijoti atplėšti, jeigu matot reikalą. Paskui viską mes kruopščiai priglostysim. Jeigu jūs rėmintumėt darbą su pasportu, tai šita nudygsniuota linija būtų labai geras orientyras rėminant, orientuotis prie pasporto krašto. Aišku, tą siūlą mes paskui ištrauksim, mes jo šičia nepaliksim. Aš nežinau, kaip daro rėmintojai, beveik esu garantuota, kad šitos linijos jie mums nedygsniuoja. Užtat kartais mes randam broko. Nesakau, kad nepadarau to broko aš, bet ta linija yra labai puikus pagalbininkas. Kai mes jau, atrodo, sulyginam, viskas tiesu ir gražu, mums reikia labai kruopščiai, švariom rankom viską priglostyti. Nepaliekant nei vieno plotelio nepaglostyto.
Iš tiesų atrodo, kad suglostai, o sekančią dieną, eidama pro šalį, matai, kad palikai kažkokį tai plotelį. Todėl aš paties rėminimo, paskui pasakysiu, paskutinio žingsnio nedarau tą pačią dieną, nes nebūna, kad pamatai, kad kažkur tai nepaglosti. Šitas pagrindas aš tokiu būdu rėminu senai ir iš tiesų per darbai, kuriuos esu rėminus prieš keletą metų, neatsiklijuoja, neatsiranda puslių ar kažko tai panašaus. Būna, kad lyg ir norėtųsi išimti. Vieną darbą aš po kokių metų siuvinėtą ir rėmintą išėmiau. Nežinau kodėl, galbūt prastai prigloščiau, nes ten buvo prisiūta labai daug karoliukų. Tai bet galbūt aš blogai prigloščiau. Kaip matot, mūsų linija beveik. Negaliu sakyti, kad visiškai tiesi, meluočiau, bet beveik kaip ir tiesi. Va. Ir tas kraštas, jeigu matot, vat. Dar čia reikėtų patempti, eina tiesiai, kaip ir visi kiti kraštai. Kaip sakiau, kiekvieną plotelį reikia priglostyti. Va. Pažiūrėti. Nelabai mėgstu tokius darbus rėminti, kur yra daug tiesių linijų, nes vis atrodo, kad kreiva. Nuolatos. Eini pro šalį ir vaidenasi, kad kreiva. Tai man būtų labai įdomu sužinot, kaip rėmintojai tvarkosi su tokiais darbais, bet kaip sakiau, beveik esu garantuota, kad linijų jie nediksniuoja. Jūs matot, kad mano medžiaga yra didesnė negu mano pagrindas ir tie keli papildomi centimetrai yra labai gerai, kai reikia kažkur tai patempti, suimti. Štai jums ir paradoksas, kad keli papildomi centimetrai yra gerai, jeigu jie net mūsų talijos. Jeigu jūs būsit šventai įsitikinusios, kad tas darbas visiems laikams liks rėmė, prigloščius, tą kraštą būtų galima nukirpti. Bet aš niekada nebūnu įsitikinus, kad tas darbas visada bus rėmė ir aš bet kada galiu sugalvoti, pavyzdžiui, šito pasiūti pirkinių krepšį. Todėl aš tų kraštų nekirpsiu. Vat. Nes jie palieka vėlesniam laikui tokią pasirinkimo laisvę. Arba jeigu aš sugalvosiu šitą darbą įrėminti su pasportu, tai man tie kraštai tuo labiau bus reikalingi. Na vat. Atrodo, kad priglostyta. Šitų siūlų mums nebereikia. Ir jos galima ištraukti bus. Ką aš dabar ir bandau padaryti. Aišku, reikia atsargiai, kad neįkirpti, kur nereikia.
O tai paskui bus didelis liūdesys. Ypatingai reikia atkreipti dėmesį į kraštus, nes tie kraštai sunkiausiai kažkodėl tai prilimpa. Neturiu paaiškinimo, bet sunkiausiai. Tai juos reikia atidžiai paglostyti, lengvai ir švelniai. Kaip sakiau pradžioj, kai matuojat darbą, kokio rėmo jums reikės, nepamirškit, kad matuoti reikia, kai darbas yra jau išskalbtas ir išlygintas, nes medžiaga turi savybę trauktis ir plėstis. Ir esu skaičiusi, kad jeigu išsimatuoji, kokio tau rėmo reikės, kol medžiaga dar neplauta ir nelyginta, gauni pagamintą rėmą ir toks nemalonus siurprizas laukia, kad medžiaga mažesnė, negu tu prieš tai matavai. Ir nepamirštam apie tą papildomą centimetrą, kuris susidaro dėl šitų kraštelių. Vat. Aš jau visai baigiu ištraukti savo siūlus. Aišku, kai tą darai prieš kamerą, tai kažko tai viskas painiasi ir nesidaro. Vat. Ištraukiau. Ir dar kartą pažiūriu, kad nebūtų kažkas tai kreiva, netiesu ar kažkas tai tokio, kas man nepatiktų. Dar kartą labai gerai kiekvieną palotelį priglostau. Vat. Įsitikinu, kad nieko nepraleidau. Ir dabar, jeigu, kaip sakiau, jūs esate įsitikinę, kad šitas darbas visada bus šitam rėme, jūs galit šitos kraštus nukirpti. Aš jų nekirpsiu, nes tikrai nesu įsitikinus, kad nenorėsiu ko nors kito su šituo darbu padaryti. Todėl mums reikės sutvarkyti vat šitos kraštus. Tempiant siūlais tie kraštai jau automatiškai susitvarko, o mums reikės tą padaryti atskirai. Tam man reikės dvipusės lipnios juostos. Vat. Kurią aš priklijuosiu prie šitos baltos pusės. Nepagailėkit pinigėlių šitą juostą nusipirkti geresnę. Aišku, jų yra visokių. Aš naudoju vat šitokią. Jin manęs kol kas nė karto nepavedė. Va. Kartais aš ją naudoju ir rėminant su pasportu. Tuomet, kai mes turim nudygsniuotą liniją, kaip buvo ten, mes šitą juostelę klijuojam prie pasporto krašto. Ir tą liniją sutapatinam su pasporto vidiniu krašteliu. Tai aš trumpam buvau išjungus savo kamerą ir lipnią juostą dvipusę priklijavau prie
visų 4 kraštinių ir dabar aš tą laisvą medžiagą priklijuosiu iš blogosios pusės. Tuo pačiu dar šiek tiek apžiūrim ir kraštelius iš gerosios pusės. Dabar mums beliko sutvarkyti kampelius. Tam reikia ne dvi pusės, paprastos lipnios juostos. Ir kampelius darom taip, kaip elgtumėmės aptraukiant knygelę. Tiesiog padarom 2 klostes gražias. Kad niekas čia nebūtų atsiknoję. Aš jau beveik baigiu, man liko paskutinis kampas. Ir padariusi šitą darbą, aš paprastai į rėmą įdedu šitą siuvinį ir palieku nesutvarkius galutinai nugarėlės dieną ar 2, nes būna, kad iš karto nepamatai kažkokios tai savo klaidos. Vat. Mes viską darėm. Kampiukai užlenkti, sutvarkyti ir dabar liko surinkti visą šitą sumuštinį, pavadinkim taip, nes čia daug sluoksnių. Prieš dedant į rėmą darbą įsitikinam, kad stiklas yra švarus, nes dažniausiai iš rėminimo dirbtuvių mes tą stiklą gaunam labai nešvarų, nieko blogo, nenoriu pasakyti apie rėmintojus. Pas juos gal tiesiog nėra taip švaru, kaip mums norėtųsi. Vat. Dar kartą gerai pažiūrim, įsitikinam, kad nėra jokių pūkų, kad stiklas švarus ir tiesiog dedam. Dabar jau pradėsim matyti savo darbo rezultatus, kaip visą tai atrodo. Atrodo, kad gerai. Kaip ir sakiau, paskutinį etapą aš palieku kitai dienai, nes būna, kad iš karto ne viską pamatai. Štai. Dar mums liko įdėti nugarėlę ir pasirūpinti, kad nebūtų jokių tarpų. Nugarėlė pas mus šitokia. Pagal rėmo gilį jin mums telpa. Mes ją įdedam.
Dar noriu pasakyti apie šituos, nežinau kaip jie vadinasi, jų yra dviejų skirtingų rūšių būna. Vieni yra tokie juodi, tai jie pakankamai lengvai lankstosi. Yra kitokie metalo spalvos. Nežinau kaip padėti, kad matytųsi. Tai šitie mums yra visiškai netinkami, nes jų negali atlenkti, užlenkti. O mums, gali tekti keletą kartų atlenkti, užlenkti. Tai jeigu jums tokius kietus įkalė į rėmą, paprašykit kitų. Tokių juodų, kurie čia yra, nes su jais lengviau tiesiog dirbti. Šitos jeigu ir pavyksta atlenkti, tai paskui užlenkiant jie tiesiog iškrenta lauk. Tai va, dabar juos reikia užlankstyti. Šitos juodus dalykus tikrai nežinau kaip vadinasi. Ir kad taupyti jūsų ir savo laiką, aš užlankstysiu tik vieną pusę ir parodysiu, ką darau su tuo kraštu. Atrodytų, galima nieko nebedaryti ir čia nieko nekliuoti, bet esu pasirašusi darbą iš vieno susitikimo, kur būtent per tą neužkliuotą kraštą darbas stovėjo lauke ir man pripūtė įvairiausių šiukšlių, dulkių, patikėkit, išrinkau viską lauk. Ir vien tik todėl, kad neužklijavau to tarpelio. Tam tarpelio aš naudoju tokią juostą. Ja, nežinau, turbūt parduotuvėse nenusipirksit, aš ją gaunu iš rėmintojų. Paprašau ir gaunu. Šitas rulonėlis kainuoja 20 litų. Ir aš ją naudoju tik tai rėminimui. Kuo jinai gera, tai tuo, kad jin neatlimpa. Jeigu mes ją priklijuosim, tai jin tikrai ilgai ir nuobodžiai čia bus prilipusi. Ir aš užklijuosiu šitą tarpą. Ta patį reikia pakartoti, užlenkti ir užklijuoti su visais su visom keturiom pusėm. Ir tada galutiniam rezultate mes gauname štai užklijuotą ir beliko prisukti pakabinimą. Pakabinimas susideda iš, prisisuka štai toks arba toks yra skirtingi laikikliai. Jie prisisuka su tokiu trumpučiu medvaržčiu ir tarp jų įveriam tokį irgi iš rėmintojų kartu su rėmu būna pridėta tokį valą. Jų vieni būna įvilkti į tokį plasmasinį šarvą, tokie man patinka labiau, pirštų nesubraižo, arba būna tiesiog metalinis trostelis. Tai štai tuos pakabinimus mes prisukam su medvaržčiu ir tada pritvirtinam valą. Viskas, darbas įrėmintas. Turėjot įsitikinti, kad tai tikrai nesudėtinga, paprasta kaip 2x2 ir tikrai lengva pačiai pasidaryti, o jeigu netgi nepasidaryti, tai nebijoti ištaisyti kažkieno klaidą, sakykime, jeigu atradote kokią tai šiukšlę ar matote negerai įtemptą audinį. Viskas, darbas įrėmintas, linkiu jums sėkmės.